mums mūsų tikėjimas dovanoja džiaugsmą. O jeigu aš iš savo tikėjimo, iš tų gelmių, iš tų šaknų manęs nepasiekia, aš neturiu to džiaugsmo. O kuo aš turiu džiaugtis? O tuo, kad aš galiu su Dievu bendrauti. O tuo, kad jis yra mylintis ir gailestingas man, va tokiam. Taigi čia džiaugsmas didelis. Kad jis manęs laukia, kad jis manęs niekada neužmiršta. Kad duoda tiek visko, aš nevertas to, bet jis duoda tiek visko. Tai tik vienas džiaugsmas gyventi su Dievu. Ir jeigu mes to nejaučiam, jeigu tikėjimas mūsų mus supančioja kažkokiais tais saitais, pančiais, raištais, diržais, virvėm, kad mes jaučiamės va tokie kažkokie surišti, tai mūsų reakcija net į Jėzaus darbus, jeigu dabar jie vyktų ir kitų žmonių darbus, būtų taip, kaip to sinagogos vyresnio. O turėtų kelti džiaugsmą. Mūsų tikėjimas mums dovanoja džiaugsmą. Taigi, tai yra vienas iš matų, vienas iš tokių galimybių pamatuoti arba pasitikrinti, ar aš esu teisingame kelyje.